Dar viena mūsų stotelė, grilio kainų reidė. Šiandien yra gegužės 28 diena, kelios dienos iki vasaros. Tai dabar esame iki parduotuvėje ir pažiūrėkim pradžiai fasotus pasiūlymus, po to dar matėm, kad yra ir sveriamų. Tai čia mes radom viso labo 18 pasiūlymų, keletą pozicijų nėra jau. Tai yra pakankamai siaurų ir siauriau negu kad Lidl'e ir Rimi, o su Maxima net nėra ką ir lyginti. Tai dabar gal aptarkime, kokios yra čia kainos. Tai iš vištienos kiaulienos radome šitą grill patį kiaulienos mentės šašlykas majonezo marinatė. Jo kaina yra 549 už 800 gramų. Su iki kortelė 439, tai su kortelė kilogramo kaina gaunasi 549. O pigiausi pasiūlymai iš vištienos, tai čia yra net du. Tai vienas yra marinuoti viščiukų sparneliai, Utenos mėsos, tai 499 kilogramo kaina, su iki kortelė 399. Arba vištienos šašlykas, tradicinė marinatė grill patį, 800 gramų 499, su kortelė 399. Tai kilogramo kaina 499. Tai ką, tiek tada iš fasoto. Na ir dabar pažiūrėkime, kas yra iš sveriamo skyriaus. Tai čia suradome iš tikrųjų 15 pasiūlymų. Gal pasižiūrėkime kartu tą gausą. Ir pigiausias pozicijos tai yra marinuoti viščiukų broilerių brauzdelė su kmynais. Kaina yra 539. Arba viščiukų broilerių sparneliai su kmynais. Kilogramo kaina 539 su kortelė. Be kortelės abudu kainuotų 629. O iš kiaulienos tai marinuotos populiariosios kiaulienos šašlykas. Kilogramo kaina yra 499 su kortelė 399. Tai ką, tiek tada iš iki. Gal trumpas komentaras, tai iš tikrųjų matom, kad visi tinklai peržiūrėjo savo asortimentus ir iš tikrųjų jos optimizavo, padarė gerokai siauresnius. Na, o kainas galėsime įmesti praeitų metų palyginimus, taipogi darėm kainų reidą, tai galėsit pasižiūrėti.